Įsidarbinimo portfelis – tai naujas projektas, kurį finansuoja Europos komisija pagal programą Erasmus+. Šioje pamokoje sužinosite, kaip ieškoti informacijos apie jūsų naująją įmonę. Norėdami rasti reikiamą informaciją, naudokite šiuos šaltinius. Įmonės internetinė svetainė. Čia galite sužinoti apie įmonės istoriją, produktus, paslaugas ar jos tikslus. Galite sekti įmonę Facebook, Instagram ar kitose socialinės medijos tinkluose bei peržiūrėti jų ankstesnius įrašus. Taip pat pasekite įmonę LinkedIn platformoje ir susiraskite įmonės vadovų bei darbuotojų paskyras. Kai esate susijęs su įmonė ar organizacija, svarbu nuolat sekti įmonės veiklą ar savo kolegų darbus. Naudokite Google, kad rastumėte daugiau informacijos. Ieškokite straipsnių, leidinių, kurie padės sužinoti naujienas apie įmonę ir jos konkurentus. Išlikite budrūs, peržiūrėkite naujienų skiltis, kad sužinotumėte svarbius paskutinio laikotarpio pokyčius įmonėje, įmonių susijungimą ir išpirkimą, naują generalinį direktorių ar kitą. Klauskite nuomonių iš patikimų draugų ir pažįstamų. Suradus informacijos apie įmonę, galite aptarti su kitais, ką naujo atradote ir sužinojote. Peržiūrėjus šią pamoką, galite dalyvauti pirmoje interaktyvioje mokymosi veikloje. Tai padės jums įgyti įdomios savarankiško mokymosi patirties. Baigę veiklą, galite palyginti savo atsakymus su įsidarbinimo portfelio komandos parengtais atsakymų pavyzdžiais. Sėkmės ir linksmo pasiruošimo pirmajai darbo dienai. Klausimų visada galite susisiekti su savo mokytoju, naudodamiesi įsidarbinimo praktikos bendruomenė Telegram kanale. Taip pat galite susisiekti su įsidarbinimo portfelio partneriais, siųsdami žinutę per įsidarbinimo portfelio Facebook ir LinkedIn puslapius, palikdami komentarą po vaizdo įrašų įsidarbinimo portfelio YouTube kanale arba elektroniniu paštu per įsidarbinimo portfelio svetainę. Visos organizacijos, kurios naudojasi įsidarbinimo portfelio ištekliais, turi nusistatyti aiškią duomenų apsaugos politiką atitinkančią BDA reikalavimus.